Mes jau ir lyg ir live. Tai labas, Lina. Labas, Laura. Sveikos, kas jungsis į šį laivą, netrukus gal prisijungs vienas kitas žiūrovas, o šiandien mes su Lina kalbėsime tema, kaip auginti finansus. Tai dabar pasižiūrėsiu, ar viskas veikia, ar mes esame live, o Lina pasistatys ir papasakos vis tik, apie ką mes šiandien kalbėsim. Manau, reikia padaryti taip, kad tas pokalbis neužtruktų ir kad mes sutilptume į valandą. Tai iš karto pažadam, kad tai nebus 3 valandų pokalbis, tai nebus 2 valandų pokalbis. Gal kažkur 40-45 minutės, manau, iki valandos. Pritari, Lina? Taip. Super. Tai kol Laura užsiema techninę dalimi, kol Laura tvarko techninius akivaizdžiai nesklandumus. Jau čia pakeičiau, žiūrėk, kaip čia galima, va taip, yra kitaip, net nežinau, kaip geriau. Tai kol Laura žais su techninė pusė ir žiūrės, ar teisingai eina visur mūsų transliacija, noriu tavęs paklausti, jeigu prisijungiai ar klausai įrašą, noriu tavęs paklausti, kaip šiandieną jautiesi apie savo finansus. Koks jausmas apima pagalvojus apie savo finansus? Dabar patikslinu. Aš neklausiu apie tavo generuojamą pinigų sumą. Aš neklausiu, kokią tu ją generuoji ir ar tave jinai tenkina. Nes gali būti, kad šiai dienai tu iš vis negeneruoji ar ne finansų, dėl to, kad galbūt tu augini vaikus, galbūt turi kitas gyvenimo aplinkybės, galbūt tu esi dar labai jauna ir tavo pajamos tikrai nėra pačios aukščiausios, kokios jos galėtų būti, galbūt tu uždirbi labai daug. Ar ne? Tai aš neklausiu apie sumą, kurią tu generuoji ir kaip jinai tave tenkina, bet aš klausiu, kaip tu jautiesi apie savo finansus. Nes kiekviena iš jūsų turbūt žinot tą momentą, kai ypač jaunystėje neuždirbam savo pirmuosius pinigus, ar ne? Ir mes kažkaip puikiai susitvarkom, jų būna gana, ar ne? Ir kartais lieka. Ir būna taip gyvenime, kad uždirbam tikrai daug didesnės sumas, bet kažkaip jaučiame tokį trūkumą, ar ne? Ir tos, kurios yra pasiekę gyvenime tokius momentus, kur tikrai uždirba daug, patyrė, pavyzdžiui, kvantinius šuolius. Kvantinis šuolis pajamose, tai yra kaip mes, tarkim, atlyginimas padidėja ne 2 kartus, o tarkim 3, 4, 5 kartus ar ne 10 kartų, tai yra kvantinis šuolis. Ir kas tai patyrė, tikriausiai žino tos momentus, kaip atrodo pinigų tas įeinamumas didėja, bet vidinis yra kažkoks trūkumas, ar ne? Tai nėra viskas apie pajamų auginimą ir apie jų dydį. Tai yra daugiau apie jų valdymą, ar ne? Tai vat, kaip tu jautiesi šiai dienai apie savo finansus, apie jų valdymą. Ir jeigu taip reikėtų nuo 0 iki 10, kur tu šiandieną esi? Ir aš trumpai pasakysiu, kad aš šiai dienai esu 10-tuke. Ir nesu tenais todėl, kad aš uždirbu pačią didžiausią sumą, kada iki šiol esu uždirbus. Tikrai ne, aš esu anksčiau uždirbusi daug daugiau, bet aš įvertinu savo finansus 10-tuku todėl, kad aš esu ten, kur aš noriu būti. Aš žinau, kodėl aš čia esu. Aš žinau, kur aš einu. Ir aš žinau, kaip atrodys mano gyvenimas po pusmečio, po metų, jeigu, tarkim, neatsitiks ten kažkokie tai labai jau dideli grandioziniai dalykai, ar ne? Tai žodžiu, aš esu puikiai patenkinta, kur esu, nes aš esu įvaldžiusi šią gyvenimo sritį. Tai va klausimas savo nuo 0 iki 10, kur esi? Gal pasidalinti komentaruose, tai yra atsakyti į Linos klausimą, kur dabar esat. Tai drąsiai, galbūt esate 10, galbūt 9, galbūt 8 ir norite būti 9, norite paauginti, nes šiandienos pokalbio tikslas vis tik tai pasigilinti, kaip auginti tuos finansus, kaip padaryti, kad būtume patenkintos tą finansinę situaciją ir iš tikrųjų dar giliau netgi pakapstyti, ko mes iš tikrųjų norim. Ar mes norim auginti finansus, ar mes norime kitų dalykų. Nes mes, kai ruošiame šitai temai, tai su Lina bediskutuojant, išsigrynom, kad iš tikrųjų tikslas nėra auginti finansus, bet tikslas yra greičiausiai kažkas kito, ko mes siekiame. Galbūt ne visada susimastom, atrodo, čia reikia pinigų, bet ko mes norim? Ar mes norim ramybės, ar mes norim laisvės, ar mes norim saugumo,
Aišku, supratau, kartais norim tiesiog apmokėti sąskaitas ir kad liktų pinigų savo, ar ne, ar ten kelionėms, ar naujiems kažkokiems daiktams, gal norisi atsinaujinti namus, norisi atsinaujinti garderobą, pavasaris vis tik tai, ar ne, reikia naujų batų, gal šukuoseną atsinaujinti, daug dalykų mes galime norėti. Tai paprastai kalbant arba apibendrinant, mes norime jaustis gerai, ar ne? Tai mes norime auginti savo finansus, kad jaustumėme savim pasitikinčios, kad galėtume padėti savo, galėtume padėti kitiems. Ir aišku, ne visada tai remiasi į pinigus, ne visada tai remiasi į finansų auginimą, bet dažnai vis tik tai tiems dalykams įgyvendyti mums reikia tiesiog pinigų. Kad ir kaip nesinori kalbėti apie tos materialistinius dalykus, kartais nori apsimesti, nerūpi, auginti ne pinigai svarbiausia, bet mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur vis tik funkcionuoja pinigai ir nieko su tuo nepadarysim ir turim išmokti su tuo gyventi ir valdyti tuos finansus. Auginti. Ir auginti. Valdyti su tikslu auginti, manau, tai būtų. Tai įdomu, Lina, kaip tau sekėsi auginti tuos finansus? Gal gali pasidalinti, gal ne visą savo istoriją, bet kažkokią dalim, kaip tau sekėsi, nežinau, galbūt kažkada dirbai samdomą darbą, gal turėjai mažą verslą, turėjai didelį verslą. Kas buvo tie lūžiai, kurie padėjo tau auginti pajamas? Gerai, tai kas žiūri video ir kas manęs nepažįsta, tai aš išvažiavau iš Lietuvos, kai man buvo 22 metai ir išvažiavau iš skurdo, sakysim taip, nes nebuvo visiškai finansų, paauglystėje patyriau didelį nepriteklių, ar ne, tai išvažiavau iš trūkumo į Angliją užsidirbti, kaip aš tuo metu galvojau, ant filmavimo kameros ir jeigu labai pasiseks, tai ant buto, nes reikėjo gyvenamosios vietos. Tai žodžiu, kad geriau suprastumėt, tikrai neturėjau, ar ne, ir atvykstu į Angliją. Kas Anglijoje vyko, tai vyko labai gražūs dalykai, ar ne, aš pasiekiau visišką finansinę laisvę ir nepriklausomybę, man sukakus 40, ar ne, aš jau tuo metu turėjau labai pelningą verslą, apskaitos verslą, kurį aš pardaviau 40, nes aš supratau, kad man yra gana. Ir tai dažnai ne visiems ateina, ar ne, ir dažniausiai neateina, dėl ko, kai kalbam apie finansų auginimą, tai dėl ko miniu, kad reikia įsivertinti iš tiesų, ko aš noriu, ar ne. Tai žodžiu, 22 atvykstu į UK, 28 pradedu savo veiklą, 40 nusprendžiau, kad man yra gana šioje intensyvioje veikloje ir daug dirbti, ir aš darau pokytį, didžiulį pokytį savo gyvenime. Dabar, kodėl man taip pasisekė, iš kur pas mane atsirado tokie gebėjimai, ar ne, padaryti tai jau tapusi coacherė, aš supratau labai paprastą ir elementarų dalyką, kad aš išsikėliau tikslą. Aš išsikėliau tikslą iš trūkumo, ne iš gausos, nes dabar dauguma žmonių iš esmės gyvena gausoje, žmonės turi, todėl jiem yra labai sunku išsikelti kažkokį finansinį tikslą. Buvo ne tai, kad paprasčiau padaryti, bet aš buvau įspausta į tam tikrus rėmus, į tam tikras ribas, kaip aš turėjau kažką daryti. Ir aš matydama tą, ką aš mačiau aplinkoje, kurioje aš buvau, aš pasąmoningai išsikėliau tikslą, nes aš sąmoningai nepasakiau, kad bus taip, o ne kitaip. Aš jau tik dabar tai supratau. Tai žodžiu, mano sėkmės istorija, ir jeigu jūs paklausytumėt kitų sėkmingų žmonių istorijas, visur jūs išgirsite tą patį dalyką. Tikslas ir vizija, ko iš tiesų aš noriu ir kodėl aš to noriu, kodėl man tai yra svarbu. Neužtenka vien tik norėti ir pasakyti, bet tai kodėl tai yra svarbu. Ir mano atveju tai buvo susikurti savo gerovę, aš anksti susilaukiau pirmo sūnaus, tai aš jau turėjau sūnų, kai atvykau į Londoną, ar ne, tai man buvo labai labai svarbu pasirūpinti juo, aš norėjau padėti mamai, tai žodžiu, aš išsikėliau tikslą. Kitas labai svarbus momentas mano kelionėje buvo biudžetavimas. Tai dar kitaip vadinamas taip paprastai taupimas, nors aš to žodžio taupimas nemėgstu, aš jau jį kitaip frazuoju kaip savo kalboje, ar ne. Tai buvo paprasčiausias biudžetavimas. Ir to aš išmokau vėlgi vaikystėje, nes buvo nuolat to mokoma, tai buvo transliuojamas trūkumas, jo nebuvo vaikystėje trūkumo, bet jis buvo transliuojamas.
vėlgi dėl to, kad ką mama patyrė, ar ne, savo vaikystėje. Tai žodžiu, iš tokių dviejų didelių, kaip sakysim, negatyvių patirčių aš išsikeliu tikslą ir aš išmokstu labai gerai biudžetuoti. Biudžetuoti tai reiškia pasiskaičiuoti, kiek man reikia, ko man reikia, kur aš einu, kodėl aš ten einu ir kaip aš ten pateksiu. Tai vat mano tos sėkmės tokie moduliai du, aš sakyčiau, yra šitie du pagrindiniai ir aišku, jau ten paskiau pats darbas ir ten tų žingsnių gyvenimas, bet tai yra pagrindas. Tai buvo pagrindas mano istorijoje ir dabar jisai yra ir to aš mokinu ir vedu daryti kitus. Tai va, tai Laura, žinai, mes kai bendravome dirbtuvėse, mes praeitą savaitę darėme finansų dirbtuvės moterims, biudžetavimo dirbtuvės, tu labai įdomiai papasakai savo istoriją. Vat kaip tau pavyko irgi, būnant Londone, tuo metu tu buvai Londone, kaip tau pavyko pabaigti mokslus ir susikurti finansinę gerovę? Tai jo, tai tu nori išgirsti tą pavyzdį, kur aš pasakau, kaip man pavyko iš niekur sutaupyti gan solidžią sumą. Tai čia buvo prieš 15 ar daugiau netgi metų. Man tuo metu reikėjo sutaupyti 6 000. Tai va čia norim su jumis pasidalinti, bet Lina dalinosi, labai dar Lina norėjau tavęs paklausti, iš tikrųjų, kokį tu tikslą buvai išsikėlusi, bet dar grįšim prie tavo istorijos, bet mano istorijai aš buvau išsikėlusi savo tikslą sutaupyti 6 000 eurų. Bet iš tikrųjų mano tikslas buvo nestaupyti, svarų, ar ne, tada svarais. Tikslas buvo nestaupyti 6 000 svarų, bet tikslas mano buvo apskritai gyventi geriau ir siekti karjeros srityje, kur aš galėsiu dirbti, taip tikėjausi, normaliai apmokamą darbą, kuris man leis ir patogiai gyventi, ir taupyti, ir atsidėti, ir visa kita. Tai tam, kad aš turėčiau šitą darbą, aš supratau, kad būdama svečioje šalyje su Vilniaus universiteto diplomu toli nenuvažiuosi, reikia kažkaip kitaip sustrateguoti. Tai išsikėliau savo tikslą, jeigu aš noriu gero darbo, tai yra noriu gero atlyginimo, kokybiško gyvenimo, man reikia baigti mokslus. Tie mokslai kainuoja. Pinigų tėvai tokių man tikrai nesugebės duoti, nes dar pavertus į litais, tai 6 kart 5, kiek yra 30. Tai buvo prieš 15 metų labai didelė suma. 30 000 litų, tai čia dabar mes sumokėti už mokslus, oh my god. Ir aš tuo metu dirbau restoranuose ar kavinėse, žodžiu, tikrai mažai apmokamą darbą turėjau ir galvojau, Laura, tu dabar čia gyveni nuo algos iki algos, šalai balai toksai gyvenimėlis ir tu nori taupyti 6 000 svarų. Dabar kaip tu planuoji tą padaryti? Ar tau yra realu? Kadangi mano studijos, kurias baigiau, yra ekonomikos Vilniuje, tai gal šiek tiek padėjo su matematika. Tai mąsčiau taip, 6 000 svarų yra labai daug. Ar tą sumą turiu sumokėti iš karto? Ar ne, kai įstoju rugsėjo 1, reikia sumokėti iš karto? Ne, tas sumą galiu padalinti į pusmečius ir iš tikrųjų sužinau, kad galiu padalinti į ketvirčius ir studijas pratęsti. Ar taip jau atrodo labiau pasiekiama? Taip, tai atrodė labiau pasiekiama. Tada susiskaičiavau, tai kiek man reikia per ketvirtį sutaupyti, kiek man reikia per mėnesį sutaupyti, padariau paprastą matematikos tikriausiai 3 ar 4 uždavinį. Išsiskaičiavau, kiek per savaitę aš turiu sutaupyti ir kiek pinigų man lieka pragyvenimui. Man atrodo, tada liko, aš gerai neatsimenu, bet atsimenu, kad buvo dienai ar ten 3 ar 5 svarai, kuriuos aš galiu išleisti, ten atskaičius mokesčius už nuomą ir visa kita. Tai ten už 3-5 svarus aš turiu pavalgyti, ten alaus nusipirkti tuo metu, ar ten dar kažko, tai taip minimaliai, bet aš neatsimenu to diskomforto, kurį turėjau patirti, čia kažkaip gal reikėjo susispausti, atsidėti ten po 100, man atrodo, tikrai ne į savaitės, iš savaitę uždirbau kažkur ten po 100 svarų, ar ten 200 svarų uždirbau, tai reikėjo tikriausiai sėdėti po kokį trečdalį algos, bet aš neatsimenu, kad aš pradėjau gyventi trūkume ir jau ten iš konteinerių valgyti ar dar kažką. Aš atsimenu, kaip man pavyko sumokėti 1 ketvirtį, man pavyko sumokėti 2 ketvirtį, aš mačiau, kad aš tai padarysiu. Netgi pasiėmiau papildomą darbą. Tai ką noriu pasakyti, netgi tuo metu, kai atrodė, kad neturiu pajamų ir iš vis nepasiekiama man šita suma, taip susiskaldžiusi į mažus žingsnelius, tas tikslas įsigyvendino ir ne taip jau skausmingai. Man nereikėjo kažko labai smarkiai aukoti. Bet
bet aš turėjau va, tą viziją ir tikslą. Ir kaip ir tu minėjai, dauguma žmonių, moterų, su kuria mes kalbam, arba bendrai tokia to tendencija, kad žmonės kažko nori, bet jie nelabai žino ko. Tarsi nori sutaupyti, nori ar ne, yra tas noras, bet kai paklausi kiek, ar ne, kada tau reikia tos sumos, kam tu tą sumą naudosi, ar tu įsivertinai, o jeigu nesutaupysi dabar per ateinančius metus kažkas nutiks, dažniausiai, gal ne, tai koks skirtumas, ar šiais ar kitais metais, ar ne, čia sutaupysiu. Tai kai esi, tarkim, mano situacija, aš buvau įsprausta į rėmus, ar ne, nebenoriu laukti dar ten 3 rugsėjų, laikas eina, norėjau įstoti į tas studijas, magistro studijas jau ten po kažkiek tai mėnesių ir buvo labai aiškios ribos, aiški suma, aiški data ir viskas. Nelauksiu, kol man sueis ten 30, tada magistrą mokysiuos ir dar 10 metų dirbsiu padavėją. Taip atrodė, kad no-go, žinai, ne variantas. O dauguma žmonių tarsi nori sutaupyti pradiniam įnašui, bet nesutaupysiu, kaip ir patogu, ten pas draugą gyvenu ar pas tėvus gyvenu, čia dar ta paskola tokia baisi atrodo, čia tos palūkanos, čia nelabai ką ir suprantu, tai gal nereikia. Tai problema šių laikų yra, kad žmonės ne tai, kad trūksta jiems pinigų, bet jie neturi va tokių skaudančių tikslų. Ar pritari, Madlina? Neturi konkretaus tikslo. Ir vat ką Laura pasakoja dabar, ar ne, tai vat pirmas būdas, kaip užauginti pajamas, ar ne, pajamas auginti, tai kaip pat Lauros pavyzdys labai puikiai atsispindi, ar ne, tai jeigu tu šiai dienai dirbi kažkur, ar ne, jeigu tu esi įdarbinta ir tu galvoji, kad, man reikia pajamų, tai visų pirma, tai aišku, tikslą turi pasakyti, kokios tau sumos reikia per kokį laiką ir kam tau to reikia, kad tu siektum, nes jeigu tu neturėsi to tokio, dėl ko tu tai darysi, tai tu nedarysi, ar ne? Labai gerą tokį vieną, žinai, gal tokį labai griežtas pavyzdys, toksai bus klausimas, retorinė, žinai, bet man labai šitas patinka. Pavyzdžiui, jeigu tu šią dieną, stebi šitą video, ar ne, tu šiai dienai uždirbi, nežinau, ten 2000, tai galbūt eurų į mėnesį, kai 2000 tu uždirbi šiai dienai ir, pavyzdžiui, aš tau sakyčiau, ar tu galėtum padvigubinti savo pajamas šiandieną? Kaip tau atrodo, ar tai yra įmanoma gražiai mane atgal? Aš noriu, kad tu matytumėsi, bet tu nesimatė gerai. Tai žodžiu, ar tu galėtum, bet kiekvienas iš jūsų, kurį žiūriu, žinot, kiek jūs generuojat, ar ne? Tai klausiu jūsų, ar tu galėtum per ateinančius 3 mėnesius padvigubinti šitą sumą, ar tu galėtum tai padaryti, ar tai yra įmanoma? Klausimas tau, ar tai yra įmanoma? Jeigu tu man užduotum, čia kol moteris gal atrašys, nežinau, vis tiek sudėtinga bendrauti, gal nedaug kas žiūri gyvai, bet jeigu tu manęs dabar paklaustum, tai prigautum, Laura, ar tu gali padvigubinti, Laura, klausimas tau, ar gali padvigubinti per ateinančius 3 mėnesius savo įplaukiančias pajamas? Įmanoma ar ne tau? Man įmanoma būtų, bet tik todėl, kad aš esu nesamdomam darbe, ar ne, aš esu versle. Stop. Okay. Čia tai taip, bet įmanoma, ar ne? Įmanoma. Taip, dabar ta moteris, kuri dirba samdomam darbe ir jinai uždirba tuos 2000, o gal 5 ir jinai galvoja, įmanoma, ir jai iš 2000 perėti 4, tikrai yra įmanoma, ar ne? Galbūt, kad tai atsitiktų, galbūt tau reikia pakelti kvalifikaciją. Kad tai atsitiktų, galbūt tau reikia išvažiuoti į kitą šalį. Ar ne? Galbūt už tokį patį darbą kitoje šalyje tau mokės 3, net ne 2. Bet klausimas buvo apie tai, kad ar tu tai gali, ar tai yra įmanoma. Ir tie, kas atsakė, jo, tikriausiai įmanoma, ar ne? Ir ar tu galėtum tai padaryti? Jeigu užduočiau klausimą, tai tada žmogus, čia taip ir taip. Dabar jeigu aš klausimą perfrazuosiu ir sakysiu, tiek, kiek tu uždirbi šiandieną, ar gali uždirbti lygiai 2 tiek, jeigu tu žinotum, kad nuo to priklauso tavo gyvybė? Tavo artimųjų, ne? Jeigu tau savo nerūpi, tavo vaikų. Ar tu sugebėtum, Laura, per ateinančius 3 mėnesius uždirbti 2 tiek? Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Iš karto. Tu dar pasakyk mamai arba motinai apie vaiką, viskas, akis, tikslas, bele koks. Tu bet ką padarysi, net jeigu tu esi šiandien samdomam darbe. Pas tave tiek idėjų atsiras. Vieno tos minties, kad tai gali atsitikti per ateinančius 3 mėnesius,
tu daug ką padarysi. Galbūt tu ten nespėsi universitetų pabaigti, galbūt kitokiu būdu tu rasi kvalifikaciją, tu išvažiuosi į kitą šalį, bet tu tikrai tai padarysi. Ir tai yra realiai įmanoma. Tai ką aš norėjau tom pasakyti, tavo tikslas nėra toksai didelis ir svarbus, kad tu eitum tai ir padarytum. Tai žodžiu, pajamų auginimas prasideda nuo finansų, auginimas prasideda, aišku, nuo pajamų auginimo. Tai jeigu tu dirbi samdomam darbe, tu realiai turi galimybę šiai dienai per ganėtinai trumpą laiką tikrai padidinti savo pajamas. Jeigu tu sakysi, aš nenoriu važiuoti į kitą šalį, tavo tikslas nėra pakankamas. Bet įmanoma tikrai yra. Tai žodžiu, dirbi samdomam darbe, kelk kvalifikaciją, kelsis atlyginimas ar ne, eik į kitą darbovietę, pasižiūrėk, kiek kitur už tai moka, keisk darbo specifiką ar ne, bet tai yra vienas iš būdų pakelti savo pajamas. Jeigu esi veikloje, jeigu turi savo verslą, vienintelis iš būdų yra kelti savo įkainius, didinti vertę, kad tu suteiki savo klientui. Kitas būdas yra įdėti kažkokių pasyvių pajamų, nes kai aš dirbu su moterimis, kas nežino, aš esu verslo strategijos kaučerė moterims, aš padedu moterims didinti jų pajamas, uždirbti daugiau, darant mažiau. O čia yra toksai darant mažiau. Reiškia, kiekvienos moters veikloje yra galimybių, pilna galimybių, kurių jinai dažniausiai nemato, dėl to, kad jinai yra pervargus, dėl to, kad jinai galvoja tik tai kažkokia tai viena galvojimo forma, ar ne, ir jinai šią dieną jų nemato, bet jų visuomet yra. Tai žodžiu, jeigu esi veikloje, atsisėsk, ramiai, nurimk, apsidairyk ir pažiūrėk, kiek yra skirtingų šaltinių, kiek tu savo veikloje gali padidinti pajamas. Jeigu esi samdomam darbe, pasižiūrėk, gal moka kažkur daugiau, važiuok į kitą šalį, jeigu turi didelį tikslą, kelk kvalifikacijas. Tai žodžiu, čia yra vienas iš pajamų auginimo būdų. Tačiau, ar tikrai, jeigu turėsi daugiau, turėsi tą pasitenkinimą ir tą jau ramybę? Laura, ką tu gali pasakyti apie kitą dalį finansų auginimo? Žinai, man dar šita dalis užkliuvo, ar taip čia tu taip lengvai, tai čia keiskit darbą, čia išvažiuokit į kitą šalį, čia pakeiskit profesiją, čia jūsų tikslas yra per menkas, maždaug čia jūs pačios nenorit, todėl turit, ką turit, ar ne? Taip. Jo, bet žinai, tokie gal kartais pareiškimai, gali ir užknisti, tipo, lengva šitą pasakyti, pavyzdžiui, kas nors man pasakytų, tai eik ten kitur ir dabar važiuok, arba keisk profesiją, ar dar kažką, tipo, čia nesąmonės kalbi, žinai, toks iškart atmetimas, pasipriešinimas gali kilti. Ir kita, aš manau, kad bet koks pasikeitimas gyvenime, ne bet koks, kažkokie pasikeitimai gyvenime, pokyčiai, kalbėkime apie finansų sritį, karjeros sritį, jie yra susiję su kažkokiu diskomfortu. Ne? Aš turiu savo darbą, kažkokios esu pozicijoje ir uždirbu atlyginimą. Ir dabar man, kaip pasikelti tą atlyginimą, jeigu aš jį planuoju pakelti ir eiti prašyti pakelimo, tai man reikia turėti drąsos, ar ne, pasirinkti kažkokiu argumentu, turėti pasitikėjimą savim, kad aš tą galiu padaryti ir gausiu, ir išdrįsti, nueiti ir pasakyti, ne tai, kad paprašyti ir pasakyti teiginiais, ar ne, aš padariau tą, prisidedu taip, manau, kad esu verta tiek ir tiek. Tas prašyti žodis gal nepatinka, prašau, pakelkit, ar ne, man, aš čia tokia gera, ar nepastebėjot kartais, nes kokia problema yra su moterim, kad moteris dažnai, vyrai daug lengviau prašo atlyginimo pakelimo negu moteris. Moteris, kad ir kokios jos būtų nuostabios, ten daug pasiekimų įrodžiusios savo vertę, jos vis tiek jaučiasi kažkokios prastesnės, neturim problemų su savivertė. Ir čia yra taip plačiai paplitę tokia masinė liga, bet šiandien nekalbėsim apie savivertę. Dar noriu grįžti prie to diskomforto, ne? Paprašyti, tai yra nueiti ir susitarti pokalbį dėl atlyginimo pakelimo yra diskomfortas, nes galbūt pasakys ne, galbūt pasakys, kad oi, tu čia iš tikrųjų nesi tokia gera darbuotoja, kaip tau čia atrodo, ar ne, ir tave nužemins, ir tu iš vis demotyvuos ir gal norės iš vis išeiti. Tai yra rizika, kad mums nepasiseks ir gali būti, kad tai dauguma žmonių atgraso, dauguma moterų atgraso žengti tą žingsnį. Ai, gal geriau patylėsiu, pabūsiu tą pelytę,
užteks man, įsijungia kitas balselis, užtenka tiek, kiek turi, ko tu čia dar nori, nešok aukščiau bambos ir džiaugiasi iš viso, kad esi sveika, ten turi vyrą, ten turi vaikų, ant galvos nevarva ir kam tu čia dar kelsi tas bangas, ar ne? Taip, jo, bet žinai, Laura, kadangi mes šnekam apie pinigų auginimą, paskatinkime moteris, nes ypatingai dar, kur dariau vieną irgi pokalbį su didelės įmonės vadove, kuri turėjo didelę įmonę, irgi labai aiškiai pasakė, moteris dažniausiai nesiprašo atlyginimų. Vyrai ateina pas viršininką ir sako, man reikia tiek, man kelti atlyginimą arba aš išeinu. Pas vyrus yra labai paprasta. Reiškia, jūs tai galite padaryti. Tai, žodžiu, čia toks padrasinimas, kad kartais jūs nesusimastot, bet jūs galite nueiti ir paprašyti atlyginimo. Ir čia vėlgi grįžtų prie to pačio tikslo. Atsimeni, jeigu tau būtų gyvybės ir mirties klausimas, tai tau ir drąsos, Laura, užtektų, tau visko užtektų ir tu ten nueitum jau rytoj, net nelauktum tų 3 mėnesių, taip? Tai mes kalbam vėl apie tą savo tikslą. Ar iš tiesų tavo tikslas yra toks stiprus, kuris tau pridės drąsos ir pridės pasitikėjimo? Taip pat noriu pridėti apie tavo, ką pasakėjai, apie tą diskomfortą. Diskomfortas iš tiesų atsiranda dėl to, kad mes patiriame netektį. Kiekvieno pokyčio metu iš tikrųjų tai mes patiriam netektį, o netektis visą laiką lydima yra gedėjimo. Ir va čia yra toksai momentas, kurį irgi jau tik tai coachindama ir mokindamas į terapijos supratau, kodėl žmonės, jiems sunku yra daryti pokytį, va kaip ir sakai, dėl to darbo eiti ar ne darbą keisti. Tai kad tai atneš netektį, jie kažko neteks. Jeigu žmogus pereis į kitą darbovietę arba ten versle kažką pradės keisti, jis patirs netektį. Galbūt jis neteks laiko laisvo, galbūt jis neteks kolektyvo tam darbe, galbūt jisai neteks, bet kažko visą laiką mes netenkame. Net eidami į tokį didelį gerą pokytį, tas, kuris mums tikrai atneš gerų rezultatų, mes kažko neteksim ir tas mumis laiko. Mes to neįvardinam, bet čia yra vienas žingsnių, dėl ko mes nepadarom pokyčio. Aš manau, Laura, reikėtų pereiti prie tos temos, kur yra išlaidos ir ar kada mums yra gana ir kaip mes elgiamės su pinigų paskirstimu. Įsivaizduokime, kad jau mes generuojame tą trokštamą savo sumą. Ar generuojam, ar manau, kad negeneruojam, nes gal ir ne visada atsitinka tie dalykai, kaip mes norėtume greitai ir pakalbėkime apie tai, turiu dabar kiek turiu, ar ne, neplanuoju čia keisti šalies, neplanuoju čia keisti darbo, gal ir pakeisiu, bet ne dabar, ne taip staigiai, bet yra dabar kažkokia tai situacija. Uždirbau tiek, norai yra vienokie, ar ne, pajamos yra kitokios. Galbūt norai, ne tik tai norai, bet yra ir būtinybė ten apmokėti sąskaitas, rūpinti šeimą ar ne, teikti šeimai kažkokius tai dalykus ir taip toliau. Tai kaip dabar su tuo, ką turiu, ką daryti? Galbūt turiu daug ir nesusitvarkau, galbūt turiu mažai ar ne, nesusitvarkau. Tas daug ar mažai sąlyginai. Bet ką mes pastebim, ką aš pastebiu, kad jeigu mes nemokam tvarkyti su mažai, tai nemokėsim tvarkytis ir su daug. Ir čia yra tokia, gal ir jau girdėjo šitą tiesą 100 kartų, bet iš tikrųjų paklauskit savęs, kaip šiandien jūs tvarkote su tuo, ką turit. Kaip jums pavyksta atsidėti, taupyti, jeigu ir sutaupot, ar tie pinigai užsilieka, jeigu neužsilieka, kas nutinka, kad jie neužsilieka. Suprantu, kai yra šeima, kai yra kažkokių įsipareigojimų, labai būna daug netikėtų išlaidų, netikėtų, neplanuotų. Tai čia susirgo, tai čia mašina sugedo, tai galbūt ten kažkas namuose ten sugriuvo ir reikia remontuoti. Tai tikrai būna daug visokių tų neplanuotų išlaidų. Tai čia vaikas išvykas taiga važiuoja, čia tam 30 eurų, tam kažkoks koncertas 50 eurų, tik tais laiškus spėjai skaityti. Mano mažesnės 2 dukros, tai tokie taip čikšt ir išsivaikšto tie pinigai. Tai planuoti finansus, kad ir, žinau, dalis žmonių nemėgsta, nekenčia, niekaip neprisipratino šitos idėjos, bet jeigu mes neplanuosim, kažkokį turim atrasti būdą savo, kaip mes, kaip tie pinigai, ar mes sugebam juos išlaikyti, ar jie taip ima ir prateka. Bet čia vėl grįžti turėtume į tikslą.
kam taupyti, kokiu tikslu aš norėčiau valdyti tuos finansus. Ir vėl grįžtam, ar aš noriu daugiau ramybės, ar aš galbūt patiriu kažkokį tai finansinį nerimą, gal besibaigiant mėnesiui jau ten sunkiai susikrapšto kažkas, ne? Arba nutikus kažkokiam įvykiui aš neturiu pinigų, turiu skolytis, gal apskritai dabar gyvenu minuse. Tai koks yra mano tikslas ir tada savo išsivardinti, tai kas tas tikslas, kiek man tų pinigų reikia, per kiek laiko ir pabandyti išskaidyti kažkokiais gabaliukais. Jeigu esate šeimoje, gal net ir pajungti kitus šeimos narius tam tikslui pasiekti, bet manau, kad tikslas bet kuriuo atveju būtinas ir tas gebėjimas valdyti, balansuoti savo finansus yra būtinas, nesvarbu kokios pajamos. Nes kartais mes gyvenam tokio iliuzijoje, kai padvigubės, patrigubės, tada aš jau čia viską žinosiu, laisvai atsidėsiu tą padvigubėtų pajamos, tai iškart pusę atsidedu, o gyvenu iš to. Ne, taip tikrai nėra, 99,9 atveju tikriausiai. Taip nėra, nes augant pajamom natūraliai kyla mūsų kažkaip tai norai ir ne tai, kad norai mes tiesiog natūraliai atrodo galim savo daugiau leisti. Ir tokia susidaro iliuzija, kad aš čia galiu savo leisti, galiu, taigi čia jau galiu dabar jau užsidirbau. Ir būna taip, kad prasileidžiam dalykams, kurie mums gal nėra tokie svarbus, kažkam bandom įrodyti gal kitiems, gal čia žodžiu, labai lengvai šiais laikais, man atrodo, pinigai gali išeiti, daug galimybių pirkti, daug galimybių vartoti, daug galimybių rodyti tą visą būti. Jeigu tu neturi to tikslo ir tu nežinai vertybių, kas yra tavo varomoji jėga, tai tu greitai nueisi į instagraminius paveiksliukus ir tu bandysi daryti tai, kas nėra. Ir vienintelis dar vienas iš tokių pagrindinių būdų, kaip auginti savo finansus, tai yra visų pirma juos susiskaičiuoti. Ir kaip Laura pasakė, kad skaičiavimas, žinojimas yra būtina. Ir aš labai mėgstu sakyti, kad pirmą tu turi išmokti pinigus skaičiuoti, kad vėliau tau jų nereikėtų skaičiuoti. Ir čia toks yra fainas pasakymas, iš kitos pusės mes visada juos skaičiuojame. Ir kuo daugiau turim, tuo dar labiau skaičiuojame. Čia aš tikrai galiu tai pasakyti ir kiekvienas tai žino. Tai dabar, kodėl aš kalbu apie pinigų skaičiavimą ir kodėl aš taip dažnai akcentuoju pinigų skaičiavimą, nes yra vienas iš būdų išsiauginti savo pinigus. Kai tu susirašai savo lentelėje skaičiukus, kai tu matai, kiek tu generuoji, kai tu matai, kokios išlaidos pas tave išeina, tada tu gali suprasti, kur tu eini ir ką reikia padaryti. Aš galiu pasidalinti ne vieną istoriją, kaip aš turiu verslo klientes. Tai yra žmonės, kai aš dirbau apskaitos įmonėje, aš buvau buhalterė, aš žmonėm pateikdavau metinės ataskaitas ir aš jiem bandydavau ketvirtinės ataskaitas pateikti, bet jie nežiūrėdavo jų. Tas aš nebandydavau, aš jas pateikdavau, bet jie nežiūrėdavo, bet metų galėjo gaudavo šoką, kai reikia mokesčių mokėti, kad jie uždirbo ir išleido pinigus, tai jau niekam neįdomu būdavo, bet kad mokesčius reikia mokėti. Tai žodžiu, žmonės neskaičiuodavo ir nežiūrėdavo savo ataskaitų. Va čia aš mačiau didžiulį minusą, dėl ko žmonės neaugina veiklos ir neaugina savo pinigų, nes jie nežino, ką jie turi ir jie nemato, kur išeina ir kaip juos paskirstyti. Vienas iš tokių momentų buvo pastaraisiais metais su kliente, kai dirbom, jinai turi savo veiklą ir turėjo veiklą jau ten 10 metų, ar ne? Jinai neskaičiuodavo savo pajamų ir išlaidų. Kai moteris susiskaičiavo, kaip mes išvedėm valandinį atlyginimą, kiek pati verslininkė uždirba, ar ne, pati moteris, kuri turi verslą, jai buvo graudu. Jai buvo graudu ir jinai suprato, kad jinai turi tučto jau kažką keisti ir jinai akivaizdžiai matė, ką jinai turi keisti. Tai žmogus turi 10 metų veiklą ir tai pamato tik susiskaičiavęs. Va dėl ko yra svarbu skaičiuotis. Kita mano klientė, susiskaičiavus savo pajamas, susiskaičiavus savo išlaidas pagal grupės, jinai suprato, ką jinai turi pakeisti labai kritiško savo veikloje, kad jos pajamos išaugtų. Tai jeigu tu nori užsiauginti savo pajamas, tu turi susiskaičiuoti ir pajamas, ir išlaidas pagal grupės. Ir tada tau ateis. Bet Lina, tu juk žinai, kad dauguma žmonių nenori žinoti. Jie nenori žinoti, kokios ten yra išlaidos, jos nenori pamatyti ir susigraudinti, ar ne to liūdėsiko, tai kiek aš čia išleidžiu.
Ir čia irgi yra tas diskomfortas, kurį patiria, ta realybė, kurią reikia pamatyti ir pažiūrėti į akis. Nesinori patogiau gyventi kažkaip, pasiguosti, pakentėti, pasibėdavoti, čia man trūksta, čia negerai, čia per mažai, bet lysti ten ir spręsti, skauda. Jo, skauda. Tai, bet čia, žinai, Laura, tas ir yra dalykas, kaip mes sakėm, arba mes kažką pasiekėme iš didelio trūkumo, mes einame, mes įsprausti į rėmus, pavyzdžiui, atsitinka nelaimė, tenais gal skyrybos pas kažką, ar ne, gal kiti dalykai, kažkas šeimoje įvyksta, kažkokia nelaimė, ar ne, ir tu esi tokiam jau iš trūkumo, tada tu kai raketa šauni, nes tu neturi pasirinkimo. Tai vat, pasirinkite anksčiau, iki kol atsiras didžiulis trūkumas. Sakau, mes dabar gyvenam daugmaž visi gausoj, bet dėl ko yra sunku išsikelti tikslus ir tik vienetai juos išsikelia ir vienetai tai daro. Ir kas liečia skaičius, aš esu parašęs ne vieną postą, kaip aš taip kalbu apie skaičius, kad jos reikia pamilti. Ir mano visos klientės, kurios tikrai ateina purtydamosis tų skaičių, kaip per prievartą, žinai, bet jos supranta, kad tai reikia daryti. Ir jos pamilsta skaičius, jos padeda skaičiuoti, tai yra faina matyti, kur aš darau gerai, kur aš nedarau gerai, to labiau, jeigu tu jau, kai tu turėsi pinigų, kai ateis tas momentas, ne, tai tuo labiau jos reikės pasiskaičiuoti, nes jos reikės investuoti, pasižiūrėti, kokia grąža ateina, ar apsimoka tam indėlis laikyti pinigus, ar ne. Laura, tu su investicijom dirbi, tai tu žinai, tasme, reikia skaičiuoti. Privalomas, kaip pinigai myli, kai jos skaičiuoja. Bet Lina, palieskim dar tą moteriškumo temą. Apskritai, ar yra moteriška turėti tikslą, skaičiuoti, ten kažką matuoti? Labai. Moteriška kažkaip turi natūraliai gautis, flow. Natūraliai plaukioja pasroviui tik tais, žinai kas. Taip plaukia. Taip plaukia natūraliai. Taip, yra labai moteriška turėti tikslą, yra labai moteriška moteris yra ganėtinai disciplinuota moteris ir skirtumas tarp tokios vyriškos strategijos ir moteriško kaupimo pinigų yra būti disciplinuotai, išsikelti tikslą, susidėlioti mažus žingsnelius ir elegantiškai link jo keliauti. Ir kur yra moteriškumas visame šitame reikale, tai yra neprisirišti prie galutinio rezultato ir daryti tai su lengvumu ir pasimėgavimu. Ir tai yra be galo moteriška, nes jeigu moteris galvoja, kad moteriška yra nieko nežinoti ir plaukoti savo finansuose, bet po to jausis ištisai kaltę, gėdą, nusivylimą, ką dažnai ir jaučia, jeigu nesusitvarko savo finansų. Tai vat man atsakyk tu, Laura, ar yra moteriška būti tokiai išlaidžiai ir neskaičiuoti, bet jausti gėdą, kaltę ir tą tokį visus kitus neigiamus dalykus, ar geriau būti disciplinuotai, išsikelti tikslą, pasiskaičiuoti ir savo lengvai ramiai judėti. Kas yra moteriška? Čia, manau, nėra atsakymo ir kiekviena... Atsakymas yra tiksliai. Tiksliai, galbūt, žinai, bet kas man surezonavo iš to, kad tu sakėjai, kad kaip mes moteris siekiame tikslo, aš esu iš tikrųjų pabuvusi ir ta tikslo siekime vyriškai ir tikslo siekime moteriškai. Tikslo siekime vyriškai, pavyzdžiui, kas man kaip jaučiausi ir kas tuo metu vyko, tai per tokią agresiją, prievartą, savęs nepriežiūrą, maždaug varyk, tau čia neilsėk, čia to nereikia, valgyti nereikia, miegot nereikia, laiko savo nereikia, tu čia ark. O toksai, tada toks vyriškumas ir tai lemia susideginimą, ar nesusideginimą, išsekimą, tokį prasmės nebeturėjimą, ką aš čia darau ir visa kita. Tada gali būti iš tokio darbo, ar ne, tokios darbo specifikos, kažkokie atsirasti kompensuojami mechanizmai, kad tada varau, ten taškausi, perku ten rankinukus, maždaug aš čia uždirbau, čia galiu sau leisti, čia tokia grožio procedūra, nokia grožio procedūra ir toks tarsi pateisinu tą savęs alinimą, ar ne, tada tarsi atperku, viską savo atperku, ar ne, daiktų prisiperku, va šaunuolė tu užsidirbai ir toliau ariu.
Ir tai veda, tikriausiai anksčiau ir vėliau į kažkokį tai tašką, kur sušlubuoja sveikata, galbūt išyra santykiai, problemos šeimoje, problemos galvoje, reikia psichologo, kažkoks lūžis nutinka, ten krizė ištinka. Tai tas tvarus moteriškas tikslo siekimas yra vis tik tai su meilė savo, su pajautimu savęs, kas man tinka, kas netinka, kaip jaučiuosi, kur kažkokie kabliukai, kas mane motyvuoja, kam aš tai darau, ar dėl savęs, ar dėl kitų. Nes manau, kad tas finansų valdymas, finansų auginimas visų pirma turėtų būti, gal nuskambės labai egoistiškai, bet dėl savęs, ar ne? Dėl savęs aš tai darau, ne dėl kažko kitų, bet dėl kitų taip pat, bet kai aš savimi pasirūpinsiu, tai aš galėsiu pasirūpinti ir kitais, savo artimaisiais, ten vaikais, tėvais ar dar kažko. Bet visų pirma, aš turiu pasirūpinti savimi, būti finansiškai saugi ir žinoti, kad jeigu šūdinas darbdavys, jeigu šūdinas vyras, aš turiu galimybę išeiti iš šitų santykių. Nes kas nutinka, jeigu aš esu finansiškai nelaisva, tai nežinau, nedirbu, neturiu santaupų ir esu darbe, kuris man nepatinka, esu santykiuose, kurie man nepatinka, bet gyvenu ne savo bute, ar ne, neturiu pas ką išeiti pas mamą, ten nevažiuosiu į Rokiškį gyventi atgal, tai ir sėdžiu, o taip surakinta kažkokio dėžutėje nepatogioj. Tai visų pirma, tas finansų auginimas, rūpinimas į savim suteikia tokią laisvę, pasirinkimą, kad jeigu man blogai, aš žinau, kaip padaryti gerai, ar ne, ir nereikės man kentėti. Bet čia mes jau tokius kitas temas. Labai gerai tą paminėjai, nes jo, kaip moteris ir finansų auginimas, iš karto tai dažnai toks iš karto asociacija, žinai, kad čia reikia labai griežtai ir taip toliau. Tai labai gerai, kad tu paminėjai tos vyriškas strategijas ir tą tokį visišką pervargimą, nes taip, jeigu mes tik tai susidėsim visokius punktelius ir patapsim robotais, tai akivaizdu, kad taip ir man buvo nutikę, ar ne, kaip jau nebežinai daugiau, tiesiog vyriškom strategijom vadovaujasi, nėra lengvumo tame, kaip tu uždirbi, generuoji ir augini tos pinigus, tai aišku, moterį tai atves į bet kokį perdegimą ir tai yra faktas. Ir aš tai patyriau, aš tai išmokau, aš tai žinau, dėl ko aš vedu moteris visiškai kitaip ir yra tų būdų, nes ar mes spausimės į griežtus rėmus ir spausim iš savęs sultis ir generuosime daugiau, ar mes tai darysim su lengvumu. Su lengvumu dar iš tikrųjų ateina daugiau, daug paprasčiau, nes vėlgi moters energetika labai daug ką reiškia. Tai vėlgi tikslas, mano požiūris į visą tai, mano toksai, kaip aš šitai atsinešu, bet tai nereiškia, kad aš turėsiu dabar labai susispausti. Ir mes kaip biudžeto dirbtuvėse kalbėjom, ar ne, kaip įsikeli tikslą ir tavo kažkokius komentarus skaitai, ar ne? Jo, Karolina, paskaitykite Karolinai. Tai žodžiu, kad nereikia, kai tu tiksliai žinai savo tikslą, kaip tu pasiskaičiuoji, kaip tu neprisiriši prie galutinio rezultato, nes tu supranti, kad greitai viskas gali pasikeisti dėl įvairių dalykų, ar ne? Kai tu neprisiriši prie to rezultato, turi tikslą, turi skaičiukus, tu lengvai link jo eini, tu nejauti jokio nei taupimo režimo, nei kažkokio trūkumo režimo, nes tu taip pasitiki savim, tu taip gerai jautiesi, tu nejauti nei kalties, nei gėdos, kad tu nevaldai savo finansų, tu nesijauti, kad tu taupai kažką. Žinai, kaip aš atsimenu, vienas iš finansų valdymų, tokių kaip tuo metu, kaip aš auginau savo veiklą, kaip aš dirbau veikloje, mano pažįstamų tarpe tokių žmonių, sakysim, nebuvo, ar ne? Visi savo buvo paprastai dirbantis, uždirbantis ir išleidžiantis. Generuojančių panašias pajamas kaip mano buvo, bet kažkodėl jie nesusikūrė finansinės gerovės. Ir, žinai, kitos moteris, kas klauso, aš galiu pasakyti, savo pirmą burberį rankinuką aš nusipirkau, kaip aš turėjau 3 namus. Bet aš turėjau daug draugių, kurios turėjo daug fainų rankinukų, kurios turėjo skarelių po 200, po 400, bet jos gyveno nuomojamuose būstuose. Tai kuom skiriausi aš nuo jų? Dėl to, kad aš turėjau tikslą ir aš turėjau tam tikras vertybės, ar ne? Tai vertybės vėlgi mūsų visi žingsniai parengti mūsų vertybėmis. Tų moterų galbūt vertybė buvo tas Instagramas, dar jo net nebuvo, man atrodo, tuo metu buvo kažkokie kiti gal kanalai, ar ne? Nežinau. Bet tai kas yra šiai dienai tavo vertybė? Nes generuoti yra vienas dalykas.
leisti savo sugeneruoti, energetiškai tam atsidaryti yra sekantis žingsnis, ar ne? Jeigu tu neturi tikslo, visata nežino tavo siekio, tai ir sugeneruoti bus sunku, ar ne? Tai va, vėlgi grįžtam prie to pačio tikslo, prie tavo vertybių, nes dažnai moteris, va, sakysi, eik į tą darbą, išvažiuok į kitą šalį, kad gauti daugiau, ar ne, jinai sakys, kodėl aš tai turėčiau daryti, ir jinai tada susimažins, susispaus į rėmus, nus to nereikia daryti, jeigu tu iš tiesų išgryninsi, ko tu nori. Aš jau čia, žinok, pasakoju, kalbu, jau nebežinau, ką aš čia kalbu iš tikrųjų. Aš girdėjau, žinau, kad atrašinėjau, nes Karolina parašė, maždaug, tai mes norim auginti pinigus investuojant, kodėl čia nekalbu apie investavimą. Nu, gal ne taip parašė, bet taip, šitas laivas labiau apie tokius nusoftinius dalykus, ne apie konkrečiai investavimo, gal atskirą laivą aš padarysiu, bet šiaip yra investavimo mokymai, įdėjau nuorodą, gali pasižiūrėti. Nes vėlgi per laivą tikriausiai irgi nesitikėtumėt išmokti iš karto investuoti. Žinai, Laura, gal reikėtų paminėti tikslą, pasakyti tikslą šito laivo, nes va, Laura mokina moteris investuoti arba kaip moteris iš karto reaguoja. Tai kodėl nekalbat apie investavimą, ar ne? Mes kalbam dabar apie investavimą į save, į savo tikslus. Tai kodėl va, šito laivo visas esmė ir mūsų dirbtuvių praeitą savaitę buvo esmė, kad kai Laura mokina investuoti, jinai mato, kad moteris vienas iš didelių dalykų yra biudžetavimas, ar ne, kaip susibiudžetuoti, kad būtų iš ko investuoti. Kai aš mokinu moteris uždirbti daugiau ir vat, jų versluose ir tas pajamas didinti ir ten atrasti naujų būdų, kaip generuoti pajamas, vėlgi tai yra biudžetavimas, reikia atsisėsti ir pasiskaičiuoti. Ir mes abidvi radom šitą sąlyčio tašką, kad tai yra didžiulis tas dalykas, kai moteris purtosi skaičių, jinai nenori. Bet tai yra vienas iš tokių raktinių ingredientų į tavo sėkmę, kad tu turėtum ką investuoti, kad tu žinotum, kaip tu ten uždirbi. Tai va dėl ko mes darome šitą laivą ir va dėl ko mes kalbame apie subalansuotus finansus, todėl kad mes turime produktą, kurį norime jums pasiūlyti, mes sukūrėme paslaugą, mes sukūrėme nuostabų iššūkį, kuris vadinasi subalansuoti finansai ir į kurį gali prisijungti bet kokia moteris, kuri nesvarbu, kiek generuoja šiandieną, nesvarbu, ar jinai yra samdomam darbe, nesvarbu, ar jinai yra veikloje, svarbu, kad jinai turi tikslą subalansuoti savo finansus. O subalansuoti finansai tai nepriklauso vien tik nuo pajamų. Jie priklauso nuo to, kaip tu jautiesi, kaip tu disponuoji tomis pajamomis ir kad tu žinai, kad tu padarei viską, ką gali geriausia dėl šiandien savo dienos finansų. Jeigu tu šiandieną uždirbi 1000, nes tu nežinau, dirbi galbūt tik tais keletą valandų per dieną, galbūt tu gyveni kažkur tenais, kur 1000 uždirbti yra daug. Nesvarbu priežastis tavo uždirbamų finansų, ar ne? Svarbu, kaip tu juos disponuoji, ką tu su jais darai ir kokius tikslus tu išsikeli, kad jie augtų, jeigu tu nori, kad jie augtų. Svarbiausia, kaip tu apie tai jautiesi. Moteriai yra svarbiausia jausmas. Kitai mes žinome, jinai gali generuoti 20 000 į mėnesį, ar ne, ir jinai bus trūkume, nes trūkumas bus galvoje. Kaip aš pardaviau savo verslą 40 metų, daug žmonių galvoja, kad gal man kažkas negerai, man buvo ypatingai gerai. Man buvo ypatingai gerai, nes aš supratau, kad tikslą, kurį aš išsikėliau, kai aš atvažiavau į Angliją, aš jį pasiekiau ir sukaupu. Ir aš tada kažkaip pakreipiau savo veiklą. Tai va čia yra pasitenkinimas ateina apie savo finansų valdymą, o ne jų tik tai generavimą. Tai va, tai kviečiam jumis, moteris, į dirbtuves iššūkį, kuris prasidės balandžio 16, iki kovo 31 turime dar tą Early Bird pasiūlymą ir kviečiame mokintis balansuoti, net nemokintis, balansuoti savo finansus kartu su mumis grupėje. Taip, ir rašau dabar, kad balandžio 16 pradžia. Ir, žinai, man labai užstrigus yra ta tavo istorija, kur tu nepirkai rankinukų, nu ten atsisakei daug dalykų, nors tikrai galėjai sau leisti, gal ten ir visą tuziną tų rankinukų, bet tu turėjai kitus tikslus ir norėjai susikurti tą finansinį saugumą, finansinę laisvę, o paskui ir nusipirkai tą rankinuką, bet ir tai ten nukainuota ar dar kažkokia, ne. Tai nebuvo, tavo tikslas nebuvo tie bling, ar ne, kažkokie dalykai. Norėjai turėti tikrą jausmą, ne, tavo tikslas buvo ta tikroji ramybė,
tikrasis toksai pasitenkinimas, tai ta tikroji laisvė, nes tas rankinukas, jisai ten paguli, pasidžiaugi savaitę, mėnesį, ten pusmetį išeina iš mados, spalva ten netinka, kažkokią kitą spalvą pradedi mėgti ir tada jisai tampa toksai bevertis ar netgi kaip priekaištas. Aišku, yra rankinukų, kurie vertė auga, čia kita tema, čia apie investavimą, bet iš tikrųjų, ką mes kviečiame moteris tame iššūkyje daryti, tai atrasti visų pirma, atrasti tuos tikslus, kur link jūs norite eiti ir išmesti tuos kabutėse nereikalingus rankinukus, kuriems jūs dabar paskiriate savo energiją, savo laiką, ar ne? Jūs dirbate pinigus, kad uždirbtumėt, paskiriat savo laiką ir išleidžiate kažkur, išleidžiate tą energiją. Tai užstabdyti šituos dalykus ir nukreipti ten, kur jums svarbu, kur yra subalansuota su jūsų vertybėmis, ar ne, su jūsų galimybėmis, su jūsų tikslais. Ir tai yra tokia interaktyvi, labai net ir, galima sakyti, ir coachingo, ir finansų programa, tikrai unikali čia Lietuvoje. Ir manau, kad visa esmė dar šitos programos, kad taip daug žinių mes galime gauti, mes galime daug knygų paskaityti, galime live sudalyvauti, galime online ten kursus, kažkokius ten YouTube žiūrėti, bet kad nustoti tiesiog rinkti informaciją, bet sustoti, paimti ir padaryti, ar ne? Ir šitas kursas, šita programa yra unikali tuo, kad mes jūs versime daryti, galvoti čia ir dabar. Nes didžiausia problema, kad žmonės neskiria laiko savo finansams. Tiesiog nėra dienos eigoje, ten savaitės eigoje ar mėnesio eigoje sustoti ir pagalvoti, kaip aš valdau savo finansus, kur aš noriu eiti, kokios yra mano išlaidos, atrasti drąsos, pasižiūrėti tas išlaidas, išsikelti tikslus, pakapstyti kažkokias ten dalykus, kurie užstrigę galbūt galvoj, galbūt atrasti kažkokį naują tikslą, išsigryninti vertybės. Ir tas iššūkis tikrai yra, aš esu įstikinus, kad jis bus transformuojantis ne tik finansus, galbūt ir kitų, atsiras pokyčių, teigiamų pokyčių jūsų gyvenimuose. Tai esu tikrai tuo įsitikinusi, kad mes kartu susėdome, darome dalykus bendrai grupėje, ne po vieną, nes po vieną mes iš tikrųjų galime labai mažai padaryti. Mums reikia pagalbos, mums reikia palaikymo ir ypač moterims, manau, labai reikia palaikymo tokioje, sakykime, vyriškoje gal srityje, ar ne finansai. Taip yra tokia kaip ir stigma, galbūt kažkoks tai įsitikinimas kvailas, kad čia vyriška, ne moteriška. Tai mes būdamos saugioje moteriškoje aplinkoje kartu, atviros viena su kita, kiek jau norėsime būti atviros, darysime, ne tik tais blevizgosim, tam kalbėsime, bet imsime ir darysime struktūruotai, step by step, kad atrastume tą vis tik balansą, ramybę finansuose. Tik noriu pridėti, kad jo, nereikės, dalintis savo ten, kiek uždirbat, kiek išleidžiat, tikrai to nebus būtina daryti, mes daugiau namų darbus jūs darysitės pačios, bus tikrai daug namų darbų, turėsit kažką padirbėti, ar ne, nes, sakom, tai bus labai interaktyvios, tai reiškia, bus iššūkis, ar ne, ir kodėl šitie tokie energetiškai, kodėl veikia tokie dalykai, dėl ko aš esu irgi užtikrinta jo sėkme. Todėl, kad, šiandieną, aš kol tvarkiausi nagus, mes šnekame su meistrė apie kiaušinius, kaip dažyti kiaušinius, ar ne, ir jinai ten man pasako būdą apie vyną, ten tokį, sakiau, nedažysiu šiemet iš viso, bet jinai man ten papasako, labai lengva būdą, sakau, okei. Ir tiesiog, ką padaro 2 valandų pokalbis, apie ką mes kalbam, mes tą ir darom. Tai tokiose grupėse energetinis dalykas, energetinis konteineris, kai tu būsi prisijungus nuolat apie tai, tikėtina, kad daug kas pasikeis, tavo mąstymas, tavo požiūris, ar ne, ir tu nepaslysi. Žinai, kaip važiuoji į grupę, į kelionę kažkur išsiperki ir važiuoji su grupe, tai jau tu tas visas šventyklas aplankysi, viską padarysi, nes tu eisi su ta grupe, jau tu nebegali nepamatyti. Tai čia bus kažkas panašaus tokio, dėl ko grupės tikrai nuostabiai veikia ir tikrai žinau, kad kiekviena moteris turės mini-maxi transformaciją, turės tikslą, turės žingsnius ir žinos tiksliai, kur jinai eina ir kodėl jinai eina. Ir svarbiausia, tai turės tą ramybę ir pasitenkinimą, nes tai yra svarbiausia. Iš esmės tai yra svarbiausia.
Taip, taip. Ir pridursiu, kad mes jau turime 10 moterų iš tikrųjų, ar ten arti 10 moterų. Tai nenorim labai daryti didelės grupės, tai labai laukiam jūsų kuo skubiau prisiregistruojant, rezervuojantį savo vietą. O mes dar nežinom, galbūt kažkada kartosim tą iššūkį, bet tikrai negreitai, tai čia tokia unikali galimybė pasinaudoti mūsų patirtim, mūsų šita unikalia programa, kuri sukurta specialiai šitam tikslui, jos niekur daugiau nėra, ji bus daroma pirmą kartą. Ir kaip minėjau, jeigu lauksit, mes nepažadam, kada kitą kartą kartosim, tikiu, kad kartosim, bet tikrai ne kitą mėnesį. Tai nelaukite, užtenka laukti, užtenka atidėlioti ir labai lauksim jūsų prisijungiant. O jeigu ne... Investicija, tu kaip mokini moteris investuoti, tai čia yra investicija, kuri jums atneš ne 5% grąžą, ne 10, ne 20, ne 5, 100 mažiausiai ir tikrai daugiau. Va čia tai yra investicija verta. Klausyk, čia dabar mano investavimo mokymus biški taip downgrade, nes aš negaliu pasakyti, ateikit investavimo mokymus, jūsų investicijos uždirbs 50%, 100%. Jeigu ateis investavimo mokymus, maksimum 10-20. Bet jau tu gali pasakyti, tą, ką jos investuoja už mokslus, jos atsims daugiau negu 100%. Bet taip, investavimas į save, taip, tikrai šitas veikia, geriausiai veikianti yra investicija į save. Tai palinkėsim kiekvienai atrasti ir laiko sudalyvauti tose dirbtuvėse, nes šis laikas yra labai brangus, brangesnis net už pinigus dažnu atveju, ir taip pat atrasti, susitaupyti, bent jau dirbtuvėms, ar ne, o paskui viskas turėtų eiti lengviau. Tai ačiū visiems, kas klausė, kam buvo įdomu, ir iki susitikimo iššūkyje. Iki. Ačiū Lina, ačiū visoms, kas dalyvavo. Ate. Čiau.